Kalba, sakoma, atsimant premiją už antrąją, trečiąją, ketvirtą ir taip toliau vietą, ar norint ką nors, už ką nors padėkoti. O kodėl tik antrą, trečią, ketvirtą, taip toliau paklausti? Gal pritruko talento, gal laiko, dabar tiek visokiausių pagundų, kada susikaupti. Nors jei atvirai, jei prireiktų, galėčiau surasti kitų savybių, nei kiek nemažiau genialių. Ir zlumą kartais. Nesiskaitimas su kitais pasitaiko. Sąrašą galima tęsti ir tęsti, bet vis tiek iš šios privalumus, kaip jau supratau, atsižvelgta nebuvo. Ir aš esu užmušęs varlę. Pati leidos užmėtoma, gal labai nejautrios odos buvo, o gal kadangi vis tiek fontane nebuvo vandens, koks skirtumas, kokiu pavidalu formą gulėti ant saulės, ant akmenų. Atstumas piktybiškai viską iškraipo. Dabar raščiau ne vieną priežastį už ką arba kodėl. Visų pirma už tai, kad leidosi, kad užmėto man į krust tik tiek, kiek nuo smūgio. Manau, žinot visi, kaip tai užknisa. Na ir šiaip už tai, kad neįsitempus, jei neniešti, nereikia kasytis nuolat, jei vis vien. Jokio garso po pirmo pataikymo, kad rodos neturi dėl ko jaustis kalta, toks gyvas priekaištas, to labiau visiškai nekaltas. Net nesistengiantis nušokuoti į šalį, jog dėjo ant mūsų akmenų, kurių vis tiek atsikratyti turėsi. Kuo anksčiau, tuo geriau. Jog fontane nėra vandens, išdžiūvo, o kaip jau esu kartą minėjęs, tiek karštis, tiek šaltis sujaukė protą. Betgi tačiau, iš kitos pusės pažvelgus į visą šį apgailėtiną reikalą, jau tada, 6, buvau demokratas. Negyva varlėje ir kas pabučiuos, vargu sugebėtų atvirsti į kokį kilmingą veikėją. Tiesą sakant, neturėkime iliuzijų, mūsų laikais nieks nebučiuoja rupūžioniai varlių, jei kas ir norėtų, nedrįstų. Monarchijos daugelis bijo mažiau nei suragėjusių plūsnių ant pirštų. Bet kuriuo atveju, kaip tai bebūtų, baigdamas norėčiau įnešti šiek tiek aiškumo ir pažymėti, kad nebuvau, nesu beširdas, tik taip išėjo. Tai tik varlė. Jei ką, galiu kardiogramą parodyti. Širdis yra ir veikia. Be to, kiekgi galiu jums kartoti, fontane vis tiek nebuvo vandens. Manęs nedomina. Einu, sako vieną dieną į barą. Ten šokama, supranti, ir alus, suprantu, aišku, sakau, ne vakar gimęs. Tiek to, šį kartą be manęs, merginos manęs nedomina. Kitadienį jau šnibždasi, girdžiu, jo nedomina. Tu matai, man kur tik įėjus visi pagrįžtinai mandagus, geranoriški, ką paduoda, kaip sveikata. Tik ir laukia rupūžės, kol ranka perbruksiu savo per plaukus ar mažą į pirštelį atkišti, kavą begerdamas. Ieškojo menkiausių ženklų, ypač tempiausis apie meną kalbai užėjus, kągi pasakysiu, kas man patinka, kas ne. Ieškojo menkiausių ženklų, koks jautrus, jausmingas, nesveikai kultūringas ir panašiai. Pirmą kartą pamačiau, koks svarus mano žodis ar gestas, kas čia iš mūsų dėmesio centras, kas kad vietinis reikšmės, kas galėtų paneigti. Taip ir klausiausi, kol už nugaros man beveik negirdint kalbėjo, už nugaros man beveik negirdint kalbėjo, kokią savaitę, gal pusantros, kol atsibodo spindėti taip ryškiai. Tai ką galvoju, sakykit tiesiai, snuduriuojantį priešą puoliau su tankais ir kavalerija į patį voratiklio centrą tik nuoširdžiai ir atvirai. Vis tiek viską žinau. Nebuvo vargšams kur dėtis, atrodė kaip tas svetimų dalinys, kurį kadaise vienais apatiniais susėmė popjankis, be šūdų. Skaičiau kažkada literatūrą. Na, kamas, čia juk tavo reikalas. Tavo apsisprendimas, kuo domėtis laisva valia.
ir panašiai. Aišku, laisva, atsakiau jūs, debilai, teoretikai. Turiu moterį. Merginos manęs nedomina, pletkų išperos jūs, žiurkės kūneliai sudžiovinti, aukos jūs mano eksperimentinės, kursinių darbų mėsa, laikraštininkai, žmonės. Dežavau. Kai įvyko ta situacija su vynu ir vandeniu ir maisto produktais, visi susirinkę, galim nujausti, net patikim, buvo laimingi. Praktiškai viskas tvarkoja ir dabar suvokiam, kad esam laimingi. Vienas rimtas darbas ateinantiems metams beliko išmokti jaustis tokiais. Nėra liudijimo, kad kas būtų prašęs. Man prašom balto, tinkamai atšaldyto už praeitų metų derliaus. Baltas geriau sueis prie žuvies. Duonos nereiks, gali nedauginti. Geriau salotų ir vaisių. Kitą kartą, jei prisieis pakartoti kažką panašaus, nes keliai tai nežinomi, gali būti sunkiau. Mūsų taip lengvai nepaims. Turės tam būti pasirengęs. Hvala Dievui.